Labas vakaras visiems susirinkusiems muziejaus svečiams, kviestiniams ir nekviestiniams. Ir kaip muziejaus, Gaskalų namų muziejaus atstovas, aš noriu pristatyti šiek tiek šią parodą ir taip pat šį pokalbį, kuris mūsų laukia. Taigi, ką reikėtų paminėti, ši paroda tai yra ES lėšomis finansuojamas tarptautinis projektas ir jinai pati, ką jūs čia matote, realiai tai yra, kaip čia galima pasakyti, dar ne visas rezultatas, tai viso labo yra kaip ir reklama pačio Litmak projekto, kadangi jisai susideda iš paskaitų, pranešimų apie skirtingas 8 rytų Europos valstybės ir literatūrinius žurnalus. Ir taip pat dar 2024 metų viduryje nusimato straipsnių rinkinys, kuriame bus labiau išsiplėsta apie šitos literatūrinius žurnalus. Nes kaip matote, ką galiu atkreipti dėmesį, tai daug labai teksto čia nėra, čia yra toks, kaip ir galima sakyti, pagrindinis įžanginis žodis, skirtas pačiai parodai. Tuo tarpu prieš pradedant pokalbį dar norėčiau taip pat padėkoti muziejaus buvusioms darbuotojams, kurios buvo padėjusios organizuoti šią parodą, ir taip pat daktarui Sauliui Vasiliauskui, kuris yra atsakingas už lietuviškosios dalies paruošimą. Na, o tuo tarpu dar bendras žodis, ką galima pasakyti apie šį Litmak projektą, tai būtų tasai, jog tai yra ganėtinai unikalus ir naujas projektas ES kontekste, tarptautinėme tokiame kaip ir vakarų Europos ir rytų Europos bendradarbiavimo ryšyje. Per Litmako projekto idėją yra sugalvota mintis, jog reikia užmegzti dialogą tarp rytų Europos ir tarp vakarų Europos. Pagrindė tokį kaip ir kalbėjimo būdą šaltojo karo metais iš vienos geležinės uždangos pusės ir kitos. Nes ką pabrėžia taip pat ir projekto sumanymo įgyvendintojai, kas buvo ir slovėnai, ir vokiečiai, panašiai, jog vakarų Europoje labai dažnai yra linkstama užmiršti apie trauminės arba istorinės patirtis, kurias patyrė žmonės kitoje geležinės uždangos pusėje. O pagrindė dažniausiai, jeigu mes kalbame apie istoriją arba kultūros istoriją, tai Europa arba Europos Sąjunga dažniausiai galioja tas toksai kaip ir naratyvas, jog Europos Sąjunga tarytum yra vakarų Europa. Ar tai būtų Prancūzija, ar tai būtų Didžioji Britanija, labiau europinė valstybė, ar tai būtų Vokietija. Ir ką galima dar pasakyti, tai apie lietuviškąjį kontekstą vis tik sužinosite daugiau šiame pokalbyje. Parodos medžiagą vėliau pakviesime pasižiūrėti, bet tikiuosi, kad tiek pergalės metų buvęs redaktorius Danielius Lušinskas, tiek buvęs Setyno vienas iš įkūrėjų Virginijus Gasiliūnas, šiek tiek pasidalins savo mintimis daugiau apie tai, koks buvo Sąjūdžio metais vykęs procesas, tuomet persitvarkymo laikotarpiu Lietuvoje su literatūros žurnalas ir kaip šios parodos kontekste, galima pasakyti, vyko tas kelias į demokratizaciją, kaip matėsi tas laisvėjimas literatūrinėje erdvėje. Na ir manau, kad daktaras Saulius Vasiliauskas šį pokalbį sumoderuos gerai, suvaldys, kad nebūtų jokių konfliktų, ginčų ir panašiai. Mes tuo darbu turėsime ganėtinai tokį malonų parodos atidarymą. Tai laba diena visiems, esu įpareigotas gerai sumoderuoti šį renginį. Tikiuosi pavyks bent jau neblogai ir pateisinti lūkesčius muziejaus. Kaip viskas vyks, tai aš pradėsiu nuo tokios trumpos įžangos apie tos parodos rengimą, kaip čia atsidūriau ir kodėl įsirinkau būtent šitos du leidinius. Ir tada bandysim klausti prelegentų, ką jie prisimena iš leidybos istorijos, iš redaktoriavimo istorijos ir šiek tiek padiskutuoti apie Sąjūdžio pervartų metą ir literatūros žurnalų situaciją tuo metu. Aišku, labai norėtųsi, kad nors mes negausiai išsirinkome, kad ir jūs kažkaip įsitrauktumėte ne tik į vaišių dalybas, bet ir į klausimų diskusijos procesą. Tai bus vėliau. Tai pradėti norėčiau, kai mane pakvietė į šitos parodos rengimą, ten užduotis buvo maždaug tokia, kad reikia pristatyti, čia cituoju, sovietmečio literatūrinių žurnalų socialinę rolę siekiant laisvėjimo, parodyti juos kaip opozicijos balsus totalitariniams ir autoritariniams režimams, citatos pabaiga. Na ir buvo pasakyta, kad daug laiko mąstyti nėra, reikėtų apsispręsti ir išrinkti, ką galima būtų pristatyti būtent Lietuvos stende. Na, pirmas leidinys, kuris man išsyk šovė į galvą, buvo Setynas, o dėl antro kilo daug klausimų, kokį dar leidinį reikėtų pristatyti.
galbūt Vaidoto Daunio veidus ar krantus, galbūt kažką iš to pogrindžio, bet kaip žinote, tos pogrindyje leistų literatūrinių leidinių buvo labai nedaug, tai galima minėti Algirdo Patacko Pastogę, vieną kitą pavyzdį, bet jie nedarė tokios įtakos ir tada kyla klausimas, būtent kaip čia su ta įtaka visuomeniai. Kiti leidiniai jau yra oficialieji, tai būtent Pergalė, Literatūra ir menas, Nemunas be abejo svarbus leidinys ir kaip čia tų oficialiųjų leidinių situaciją svarstyti, nes jie viena vertus priklausė ideologiniam tinklui, kita vertus juose būta publikacijų, kurios tą tinklą, jeigu neardė, tai bent provokavo. Ir galiausiai pagalvojau, kad būtų įdomu padaryti tą parodą šiek tiek kontrasto ir panašumų paieškos principų, tai yra paimti Pergalę kaip tokį centrinį leidinį, kuris nors kurtas pačios sistemos ir kaip toks storas literatūros žurnalas, jo analogų, tokio leidinio pavyzdžių rastume ir kitose, aišku, posovietinėse valstybėse, ir Setyną kaip fenomeną jau necenzūruotos, savilaida leistos spaudos, bet atsiradusios jau sovietmečio pabaigoje. Ir pasižiūrėti būtent į tą sąjūdžio laikotarpį, kaip Pergalė tampa metais, kaip vyksta tie pokyčiai, ką publikuoja Setynas, ką publikuoja Pergalė, kiek tai dubliuojasi, kiek skiriasi, kiek Pergalė kaip oficialus žurnalas dar bando laikytis atsargiau ar drąsiau. Žinot, redaktorius Baltakis išeina, ateina Juozas Aputis, vyksta lūžis, tai pasižiūrėti į tą transformaciją taip pat. Tai dėl to išsirinkome, pasitarę, aišku, su muziejaus tuo metu darbuotojomis, būtent šituos du leidinius pristatyti. Tada šiek tiek ieškojau archyvinės medžiagos, kreipiausi ir į Virginijų, kuris turi nemažai Setyno rankraščių, juos peržiūrėjau. Ir tą parodą, tie stendai pakankamai kuklus, bet tą medžiagą parengiau. Tai dabar gal trumpai norėčiau pristatyti abu leidinius, abiejų leidinių istoriją. Gal daug kas bus žinoma, bet kai ką paminėti verta. Tai Pergalė, kaip Lietuvos TSR rašytojų sąjungos organas, buvo įsteigta 1942-aisiais, kad, cituoju, atliktų panašias kultūrinės, socialinės ir ideologinės funkcijas kaip ir centro Maskvoje prototipai. 1943 lapkritį Maskvoje išėjo Lietuvių literatūros ir kritikos almanachas, tokiu pavadinimu, pirmoji knyga, ir nuo 1945-ųjų Pergalė pradeda eiti jau kaip literatūros žurnalas. Kaip minėjau, tokie žurnalai panašus žurnalai ėjo ir kitose Sovietų Sąjungos respublikose, tai Latvijoje buvo toks Karoks, pradėtas leisti iš karto po sovietinės okupacijos 40-aisiais. Tuo pačiu pavadinimu ėjęs ir po nepriklausomybės atgavimo iki 2010 metų. Karoks reiškia vėliava. O estų leidinys Looming yra gal įdomesnis atvejis, nes jis buvo įsteigtas 23-ais. Yra seniausias estų literatūrinis žurnalas ir jo kontrolę nepakeitus pavadinimu perėmė Estijos TSR rašytojų sąjunga. Ir 40-41-aisiais vyriausio redaktoriaus pareigas tame leidinyje ėjo jos teigėjas Tuglas, kuris yra vienas iš estų modernizmo pradininkų. Ir tuo pačiu pavadinimu leidinys tebeina iki šiol. Tai Karoks nebėra, Pergalė virto metais, Looming tebeina ir yra žinomas reprezentatyvus literatūros leidinys. Tokie žurnalai vadinti dar kabutėse storais literatūros žurnalais. Viena vertus turėjo palaikyti ir plėtoti oficialiąją Sovietų Sąjungos kultūros ideologiją, tačiau realybė, praktika nebuvo visai tokia ir pacituosiu kolegės Dalios Atkauskytės straipsnį apie būtent šio žurnalo istoriją ištrauką.
cituoju, net ir griežčiausios ideologinės kontrolės laikai žurnalai sugebėjo išlaikyti tam tikrą savitumą, o atsileidžiant ideologinės kontrolės varžtams net demonstruodavo kabutėse nematomą nepaklusnumą įvairiausiomis Ezopo kalbos formomis. Citatos pabaiga. Be abejo, šie žurnalai turėjo prestižą literatūros bendruomenėje ir publikacijos jose padėdavo autoriams įsitvirtinti literatūros lauke, įgyti reikšmingesnės pozicijas. Žurnale be abejo buvo publikuoti įvairaus žanro tekstai, tai ne tik grožinė kūryba, bet ir literatūros kritika, vertimai, pokalbiai, diskusijos, prisiminimai ir kito pobūdžio tekstai. Algimantas Baltakis ilgiausiai buvo Pergalės redaktoriumi ir viename pokalbyje jis yra teigęs, cituoju, jei dėdavom kokią aštrią nepatogią medžiagą, žurnalo priekyje statydavome kaliausę. Ir jei kas nors imdavo priekaištauti, kad žurnalas išeina už ideologinių ribų, pirštu rodydavau į įžanginį tekstą skirtą, tarkime, partijos suvažiavimo sukakčiai ar eiliniam Lenino jubiliejui. Citatos pabaiga. Galima sakyti, kad ir sovietmečiu žurnale publikuota tekstų, kurie provokavo ideologijos ar primesto socialistinio realizmo rėmus, ar juos bent jau tikrino. Tokiais keliais pavyzdžiais galima būtų laikyti 49-aisiais publikuotą Kazio Borutos apybraižą Sukilusios lygumos, dėl šios publikacijos žurnalo tiražas buvo sulaikytas. 68-ais žurnale vyko diskusijos apie vidinį monologą prozoje, dariusios įtaką prozos liberalėjimui, modernėjimui, kartu publikuotos Džeimso Džoiso Liso ištraukos, Žary pjesės ir Venclova daug buvo išvertęs, jo daug buvo tuo metu publikacijų. 71-ais publikuotas lietuvių prozos kontekste išskirtinai modernus Izaoko Omero romanas Striptizas, dėl kurio autorius turėjo, paprastai tariant, daug bėdų ir galiausiai emigravo, pasitraukė į Izraelį. Jau vėliau, 86-aisiais publikuota Romualdo Granausko apysaka Gyvenimas po klevu, 88-aisiais Vandos Juknaitės apysaka Šermenys, kūriniai, kurie vadinti tarsi literatūros atgimimo pranašais. Ir juose Lietuvos kaimo pokyčiai, kaimo nyksmas ypač ryškiai pavaizduotas, tarsi liudijant kaitą kaip sovietų okupacijos tam tikrą padarinį. Vis dėlto intensyviausias žurnalo laisvėjimas, liberalėjimas sutapo su Sąjūdžio metais. 89-ais žurnale atsirado iki tol režimo įstumtai tremties temai skirtas skiltis Tremties archyvas. Daugėjo atviros memoristikos publikacijų, skirtų lietuvių tautinės tapatybės temai, atsivėrė platesnė išeivijos literatūros panorama. Naujausi iki tol nepublikuoti modernių autorių vertimai ir originalioji lietuvių proza. Čia dar norėjau pakonkretizuoti kažkiek publikacijų, bet gal praleisiu šitą dalį taupydamas laiko. Gal tik reikia pasakyti, kad šalia liberalėjimo dar 88-aisiais, 89-aisiais greta buvo vis dėlto publikuojama ir nemažai prosovietinės kūrybos, pavyzdžiui, tokios poetės Sulčaitės poezijos, arba buvo tekstas skirtas Alfonso Beliausko kūrybai, kitaip tariant, tas virsmas neįvyko kažkaip staiga. Arba kitas pavyzdys būtų, kad publikuojant, labai panašių metų buvo publikuota Dalios Grinkevičiūtės Tremties atsiminimai ir Sietyne ir Pergalėje. Bet Pergalėje tą komentarą lydėjo, nepasirašytą komentarą lydėjo dar sakinys, kad redakcija nebūtinai su visų turiniu sutinka. Sietyne, aišku, tokio sakinio nebuvo. Tai va, toks irgi gal reprezentatyvi tokia fragmentas iš skirtumo tarp oficialaus centrinio leidinio ir savilaidą leisto Sietyno. Ir galiausiai Pergalėje publikuojamas nepriklausomybės atkūrimo aktas, nutariama pakeisti pavadinimą į Metus ir, kaip žinote, leidinys išlieka iki šiol ir taip pat turbūt ir jo reikšmė literatūros lauke yra
nesumažėjus, jis svarbus autoriams iki šiandien. Dabar trumpai apie Sietyną. Ryškesnių tokių leidinių, kurie darytų visuomeniai didesnę įtaką, savilaidos leidinių, sovietmečio Lietuvoje beveik nebuvo. Būtent dėl to 88-91 ėjusio jaunųjų kultūros mėnraščio Sietynas istorija galima laikyti unikalia ir reikšminga ne tik literatūros lauko, bet ir visos visuomenės raidai atvejai. Leidinys, kaip žinia, ėjo savarankiškai, be cenzūros, sunkesnėmis sąlygomis, neturint jokių specialių patalpų, renkant lėšas leidybai iš privačių rėmėjų, valingai atsisakant institucinės paramos ir sąsajų su oficialia su sistema. Ir žurnalo rengėjai buvo Vilniaus universitete lituanistikos studijas 85-aisiais baigusių bičiulių grupė, Virginijus Gasiliūnas, jo bičiuliai Darius Kolys, Valdas Papievis, Gediminas Mikelaitis, Liudvikas Jakimavičius ir Vytautas V. Landsbergis, prisidėjęs prie pirmojo numerio ir gal kažkiek antrojo. Leidinio rengimo procesas prasidėjo 87-aisiais, pirmas numeris pasirodė po metų. Kiek domėjausi ir rengėjai buvo sulaukę pasiūlymų leisti leidinį oficialiau, tokio siūlymo atsisakė, norėjo atsiriboti nuo bet kokios, nors tuo metu jau menkėjančios cenzūros, ėjo nereguliariai. Pirmieji leidinio numeriai sutapo su reikšmingais įvykiais. Pirmąjį numerį redakcija nusinešė į Roko maršą, vykusi Vilniaus Kalnų parke 88 vasarą. Antrasis numeris buvo nuneštas į steigiamą į Lietuvos Laisvės sąjūdžio suvažiavimą sporto rūmuose. Taip pat leidinys pasiekė ir išeiviją. Tikrai gana reikšminga buvo ir jos klaida. Pirmojo numerio įvade suformuluota leidėjų pozicija, norėčiau pacituoti porą fragmentų iš to įvado. Ribos situacija, kai tautos gyvastis pakimba ant plauko, reikalauja telkti jėgas, ieškoti to, kas mus vienyje, padeda garbingai išlikti. Dabartinė padėtis verčia apsispręsti. Tyla bei pasyvumas nūnai sergsti ir stiprina totalitarizmų grįstos visuomeninės sistemos pamatus, pateisina ir įteisina dvasinę asmens vergovę, godotina vientoji taika, kuri nereikalauja tiesos išdavystės. Negalime išorinės ramybės ir ją palaikančio abejingumo pateisinti neišmanimu, nesusivokimu. Ir kita citata, man atrodo, irgi labai reikšminga. Nepretenduojame į tiesos monopolį, kviečiame dialogui, diskusijai. Citatos pabaiga. Sietyne be grožinės literatūros buvo publikuota taip pat įvairių kultūrologinių, filosofinių tekstų, prisiminimų, tremties tekstų, tiek kūrybos, tiek prisiminimų, įvairių kitų liudijimų. Ir kai aš svarsčiau, kokie galėjo būti motyvai turėti tokį leidinį, aišku, apie juos daugiau pasakys Virginijus, tai pats savo pasirašiau kelis, kaip man atrodytų, kad nors kai kuriuose Sovietų Sąjungos respublikose ir pačioje Maskvoje tuo metu jau to laisvėjimo ženklų buvo nemažai, įskaitant ir kultūrinę spaudą, įvairius teminius ir stilistinius eksperimentus. Lietuvoje ta situacija 87 pabaigoje ir 88 pradžioje nebuvo tokia dar atvira ir drąsi. Nors pradėjo eiti nemažai kitų kultūrinių, literatūrinių leidinių ir minėti Veidai ir kiti, jie vis tiek dar ėjo oficialiu ir šio požiūriu kompromisu, kad ir nedidelių, bet kompromisu su ideologija keliu. Ir kaip žinome, net nuo sistemos iš pradžių jaunystėje atokiau laikėsis poetas Vaidotas Daunys tam, kad galėtų leisti jaunųjų kultūros žurnalą, sutiko įstoti į komunistų partiją. Tai tokia kompromisinė laikysena, kaip suprantu, Sietyno redakcijai buvo nepriimtina ir tolima. Ir Sietynas siekia kurti ar apmąstyti modernę lietuvišką tapatybę, iš naujo permąstant istoriją, kuri buvo užgožta ir modifikuota sovietinės sistemos ir reflektuojant
dabartį, pervartos laiką. Ir toks paradoksas gal, ar bent kažkuria prasme, kad 89-aisiais oficialios įstaigos Lietuvos rašytojų sąjungos, joje veikusi literatūros mokslo ir kritikos komisija Setyną pripažino iškiliausių literatūrinių metų reiškiniu ir skyrė jo leidėjams Lietuvos kritikų premiją. Viso pasirodė 10 numerių. Tai gal toks būtų įvadas ir pradėti norėčiau mūsų pokalbį, galbūt nuo Virginijaus, kadangi baigėme Setynų. Suprantu, kad tą klausimą turbūt daugiausiai įsigavęs, bet vis tiek norėtųsi, kad truputį pradėtume nuo Setyno ištakų, nuo universitetinės aplinkos. Ar jūs dar buvote pažįstami iki tol, ar būtent tas ratas susibūrė jau universitete studijų metu ir kiek universiteto aplinka darė įtaką kelyje link Setyno, link tokio leidinio, kiek jūsų galbūt neformalus bendravimas, vakarai kažkokie, pačios ištakos? Mes suvažiavom ir pirmą kartą susitikom tik tai universitete ir Darius iš Vilniaus, Valdis Papievis iš Anykščių, aš iš Biržų, žodžiu, Liudvikas savo keliais po visokių kitoniškų studijų, Gediminas Mikelaitis dar atitarnavo kariuomeniai prieš įstodamas. Taip, tai, kad mes paskui buvom tokie, kurie ryžomės kažką patys daryti, tai tik universiteto dėka ir universiteto profesorių dėka ir universiteto filologijos fakulteto dėka. Ir to laisvumo, kaip čia pasakius, buvo tiek literatų būrelį, kuriam vadovavo Marcelijus Martinaitis, tiek to laisvumo buvo rengtuose filologijos rudenyse, tai, žodžiu, tarsi išmokom būti pakankamai tokie apylaisviai besimokydami universitete. Ir būtent besimokant universitete atsirado visokių ryšių ir, tarkim, su Algirdu Patacku ar dar su kitais žmonėm ir yra tekę kaip tik jau tada dar, taip sakant, prie Brežnevo skaityti tas knygas, kurios, taip sakant, buvo specfonduose ir čia galima juokingai pasakyti, kad tada skaitei ir Šapoką, ir Tomą Venclovą, ir tas buvo įdomu, nes ir tas buvo neprieinama. Tai tas noras pasiekti kuo plačiau ir visadagi tai, kas draudžiama, tą norisi patirti, sužinoti, tai čia yra viskas labai paprasta, o jau, taip sakant, kai atėjo laikas, kai nusprendėm, kad kaip jau bus, tai bus, nors Liudvikas vis juokaudavo, kad su koriu išdžiovinkim, bet tai čia buvo tik juokai. Vis dėlto ta perestroika judėjo į priekį ir surizikavom tiesiog parengti tą pirmą numerį ir žiūrėti, kaip kas toliau eis. O kiek, jeigu nepaslaptys, tiražų jums pavyko išplatinti pirmą arba antrą numerį? Kiek? Pradžioj būdavo atspausdinami 500. Čia beje, dabar bus digresija į šoną, paskui galima bus sugrįžti. Mes čia kažką prisimenam, šnekam, ten sakom, oi, kokie ten tekstai buvo. Tai mano supratimu kiekvienas
turėtų turėti galimybę nuspręsti dabartiniam akim užmetęs akį į tuos tekstus ir tikrai nereikia eiti į jokias bibliotekas. Tiesiog paieškos laukelyje surinkit 2 žodžius - Sietyno bibliografija ir bus nuoroda į Sietyno bibliografiją, o bibliografijoje ne tik tai yra autorių pavardės ir pavadinimai, bet po numerių ir puslapiais yra pakištas linkas, 2 kartus spustelėt ir atsidaro to teksto PDF-inė kopija. Bet čia paties tinklaraštyje? Internete, ką reiškia tinklaraštyje? Nes aš bandžiau atidaryti vakar, man neatidarė. Nesupratau, turėjo Aš atidaryti. norėjau paklausti, ar ne. Ne viskas tvarkoj, kas turit mobilų? Nagi išbandykit. Vakar krautuvė buvo uždaryta. Galit pabandyti. Gal mano internetas. Tai gal aš vakar bandžiau. Nes padariau šitaip dėl to, kad tų sietynų tikrai tiražų mes negalėjom lyginti su Pergale, kur ten 10 tūkstančių, mūsų 500. Be. 927 tūkstančiai. Tai taip. Mus skaitydavo per Laisvąją Europą, tai irgi jau šis tas. Tai va, o Laisvosios Europos tada jau daug kas tikrai Ne, aš grinai dėl klausėsi. smalsumo, ne dėl to, kad čia ką nors. Apie 500. Kai kurių numerių buvo po 2 leidimus, bet... Bet ar užrašydavo tiražą? O pradžioj nerašydavom, paskui netgi buvo keliuose užrašyta. Bet grįžtant po šitos digresijos atgal į būtent pirmojo numerio leidybą, kaip tą medžiagą rinkote, kaip iš išeivijos medžiaga atkeliavo, kaip... Aš jau tiksliai nebeatsimenu, ten buvo, pirmam numerį baisiai daug Landsbergių buvo. Visos 3 kartos. Tai šitą, žodžiu, susirinko tas, nu tai ten mano, atsiprašant, šitą kažkokių eilėraščių ten įdėta. Taip ir neišsiaiškinu vis dėlto, kokiu būdu iki mūsų atkeliavo vienas iš Grinkevičiūtės atsiminimų nuorašų ir jie Sietyne paskelbti autentiškų pavadinimų, tiesiog atsiminimai. O Pergalė jau tuo, kurį Kazys Saja sukūrė. Liudvikas, kadangi šiaip žurnalų didžiausia bėda, jeigu neturi kokio nors humoro skyrelio. Visi žurnalai ir laikraščiai, kurie turi humoro skyrelį, visada išlošia. Nes tai yra pačios skaitomiausios publikacijos. Pergalė neturėjo. Neturėjo. O mes turėjom Liudviką, kuris savo pilicininką iki šiol praėjus 30 metų pilicininko dienotvarkę daug kas atsimena. Tai va. O šiaip tai daug kas Darius, kadangi domėjosi senąją Lietuvos literatūrą, tai buvo tikrai nemažai publikacijų ir straipsnių ir vertimų. Ir Sietynas paskelbė Petro I testamentą tikrą, netikrą, kurį metai perspausdino dar kartą. Šiais metais, atrodo, buvo šita ta publikacija. Tai va. Ir kas dar svarbu, kad mum nereikėjo, kaip reikėjo, tarkim, Pergalei, Dalios Grinkevičiūtės tekste, žodžių junginį Raudonoji armija, rašyta abiem didžiosiam. Iki šiol, man atrodo, Grinkevičiūtės atsiminimuose Raudonoji armija yra parašyta abiem didžiosiam, nes tada galiojo tokios rašybos taisyklės. Ir gretinau tekstus, reiktų dar patikrinti. Pas mus, mūsų variante nepriklausoma Lietuva N didžioji,
pergalės variante N mažoji. Nežinau, kaip buvo originale. Mes tarsi specialiai nedidinom, tikrai neturėjom tokios intencijos, bet čia yra smulkmena. O aš kadangi užsikabinau už Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno, nu, tai atsirado atsiminimai ir ta partizanų kūrybos tema. Ten šitą kai ką, kadangi Valdas Papievis parengė ilgą pokalbį su mokytoja Brone Katiniene apie Antaną Vienuolį, tai kad būtų, taip sakant, ne pseudodemokratija, o tikra demokratija, Antanas Dambrauskas davė nuorašus tremtinių laiškų Putinui ir Vienuoliui. Na, žodžiu, visokių tokių reikia pasižiūrėti. Čia Šitais laiškais, beje, aš buvau radęs, kad Vanda Zaborskaitė rašė redakcijai, kad pacituosiu. Ten buvo rimta Pacituosiu, diskusija. jeigu leisite. Aš taip jumis tikėjau, bet ką jūs padarėte? Nesuprantate, kad šito negalima skelbti. Jūs peržengėte ribas, paskelbė tos laiškus. Taip, pakomentuoju. O iki šiol gyvas toks įsitikinimas, kad yra išrinktieji, kurie žino ir to gana. Kiti, jeigu sužinos, neteisingai supras, neteisingai interpretuos ir taip toliau, ir taip toliau. Tada mes su šitokia pozicija nesutikom ir manom, kad jeigu dalis žino, tai turi teisę žinot ir kiti ir manyt, kad kiti kažkokie nepriaugę suprasti ir teisingai ko nors vertinti. Ne, šito tada nemanėm ir dabar. O kas čia baisiausio tose laiškuose buvo, kas erzino labiausiai, profesorė? Apskritai, kad, žodžiu, jie rašydami nieko nežinojo, kaip Vienuolis padeda tremtiniam, o nežinojo, kaip saugumas seka Mykolaitį Putiną. Nu, iš kur jie tai galėjo žinot? Jiems susidarė toks įspūdis lagerį būnant. Ar žmogus negali pareikšti savo nuomonės? Taip, tai buvo skaudu. Yra liudijimai, kad Vienuolis, kadangi buvo linkęs labai verkti, tai vos neverkė. Putinas tai santūrus žmogus, bet irgi yra tokių, nemėgstu to žodžio kontroversiškų, bet tekstų, dėl kurių niekada nebus vienos nuomonės, bet jie turi būti tiesiog žinomi. Bet nebuvo tekstų, kuriuos gavote ar medžiagos ir nusprendėte neskelbti dėl kokių nors priežasčių? Pasakyt? Pasakykit, tai jau dabar viskas turit. Galit kamerą išjungti trumpam. Labai buvo prastai su proza. Žodžiu, poezijos tai vežimais vežk visi siūlo, o su proza buvo striukai. Prašėte apsakymą? Ne. Šitą, sako, tu dirbi vagoj, dabar ten šitą kažką vis ateina Gavelis, tu paprašy Gavelio kokio apsakymo. Ir Gavelis davė patį šlykščiausią apsakymą, koks apskritai lietuviškai yra parašytas. O jūs žinot, Taikos balandį. Ir aš gavau tą tekstą, bet mes jo neįdėjom. Per šlykštus jūsų redakcinį. Ir taip mislijom, ir anaip. Nu,
Nu, ne, kažkaip, nu. Bet jis į kažkokią knygą įsidėjo, kaip sakė. Taip, bet čia jau buvo vėliau. Taip ir vadinosi ta apsakomų knyga Taikos balandis. Tai va, jeigu ko neįdėjom, galiu pasakyti, ko neįdėjom. Žodžiu, išsigandot ir jūs dar dirbate. Taip, išsigandom, nes mums pasirodė, kad ten yra vis dėlto. Bet pats Gavelis davė tą. Taip, būdė. Kaip jis reagavo tada? Nieko, tiesiog vengiau pasakyti ir nuėjo, nuplaukė, nu o ką aš pasakysiu. Na. Tai va. Nu, žodžiu, pagal visą elgesį būtumėt galėję dirbti drąsiai ir Pergalėje. Taip, ne, tai čia Pergalė tuo ir užsijėmė, Gavelio neskelbė, tai aš suprantu. Nes Gavelis Pergalėje dirbo tada. Tai taip. Ne, tai čia toks, faktas yra toks. Archyve yra mašinraštis to Taikos balandžio. O truputį apie spaudą pačią, kaip spausdinote, kaip rinkote lėšas, taip toliau, kaip tas visas procesas vyko. Kaip ir kur spausdinome, žinojo vienas žmogus ir mes net neklausėm ir nenorėjom žinoti. Dėl ko? Dėl to, kad ar maktelėjęs, ar šiaip liežuvį atsirišus, kam nors nepradėtum kažko pasakoti ir taip toliau. Spaustuvėlių, kurios rotaprintinių spaustuvėlių, kurios prie įvairių įstaigų būdavo ir taip toliau, leisdavo tokias brošiūrėles, visokias ten į pagalbą lektoriam ir taip toliau. O tokių buvo. Ir Gediminas susitarė su viena iš tokių, o pinigų sudėjo Gediminas Mikelaitis ir Nijolė Daujotytė pirmam numeriui, o paskui platinom ir prašėm aukot. Va taip viskas ir sukosi. Bet taip, mums nereikėjo už patalpas mokėti, nereikėjo redakcijos darbuotojams atlyginimų mokėti, biuletenių mokėti. Honorarų irgi nereikėjo? Ne, gyvenk ir žvenk. Naktimis redaguoji savo, darbui netrukdo ir viskas. Humoro skiltis rašai savo. Taip. Bet ar aš klystu, kad ten Vyturio leidykla jums siūlė kažką? O yra, jeigu kas nors bandė googlinti. Aš pažiūrėjau, yra blogai. Ir nuorodos turėtų atsidaryti. Tai kažkas pas mane sutrikė, atsiprašau. Sauliau, atšauk, nes žmonės dar pamanys, kad aš neteisybę pasakiau. Atšaukiu, ištrinkite. Pala. Su Vyturio. Ai. Su Vyturio leidykla išėjo labai juokingai šita, o Vytury dirbo Antanas Gailius, ir Vyturys pasiūlė tokį dalyką, kad, žodžiu, jūs parengėt, mes surenkam, padarom prenumeratą, bus kiek ten 25 000 tiražas ir taip toliau. Ir mes, kai nuėjom tartis, sakom, mūsų yra principinė nuostata, kad mūsų leidiny neturi būti jokių Glavlito žymių, jokių SL, spausdinti leista. Čia yra mūsų principinė nuostata. Žodžiu, gerai, bus viskas tvarkoj. Numeris jau buvo surinktas, yra kažkur dar pas mane namie skiltinė korektūra. Perskaitėm tą korektūrą šitą. Sako, žinot, bet vis dėlto, parodykim tam Glavlitui, nieko jis ten nebedaro, nieko necenzūruoja. Tiesiog nuneši, jie ten spauduką uždedi. Mes jauni buvom. Mes 30 neturėjom. Prieš spaudukus. Ir buvo principo reikalas. Ne.
Nenorit jūs leist be žodžiu, palaiminimo? Ne. Ir mūsų sandoris sugriuvo, liko toks gražus lankstinukas, kurio kopija ten yra įdėta, galit pasiskaityti. Išėjo 10 numerių Ir dabar, kadangi šitas sugriuvo, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. O Vyturys buvo užsukęs visą, taip sakant, pradėjęs planuoti, reiks popieriaus, reiks to. Ir tada Antanas Gailius sukūrė Proskiną, puikų žurnalą, kuris vietoj, taip sakant, besisperečiančių vaikigalių ėjo puikus tikrai žurnalas. Kūrėt Gailiui? Taip, Proskiną, taip. O Sietyno kokia yra istorija paskutinio 11 rengiamo numerio? Ar buvot pradėję rengti ir kaip ten? Buvom pradėję rengti. Kodėl jisai nepasirodė? Kokia ten? Viskas buvo pasibaigę. Čia 91-ieji jau. Taip. Supranti, kovo 11 yra va ta riba. Sietynas galėjo eiti, kaip jis buvo sumanytas, iki kovo 11-osios. Po kovo 11-osios absurdiška situacija, kai yra nepriklausoma Lietuva, o joj kažkas leidžia pogrindinius leidinius. Kažkoks, galvojom mes apie tą dar 11 numerį, bet jau ir viskas. Taip sakant, garlaivis nuplaukė tutuate, viskas. Būtumėt komunistiniai vėl leidėjai. Ne, tai buvo, kranklys ėjo, buvo. Buvo, kas Kiauleikis darė savo. Nepriklausomybė jums kaip leidėjams sumaišė kortas. Ne, kodėl, Dieve, mes kokie leidėjai, tai buvo visiška saviveikla, visi turėjom savo darbus, o čia laisvalaikiu kažką darėm. Jokių kortų, nieko, tiesiog pasibaigė ir tiek. Nežinau, visi labai ramiai, čiagi ne iš darbo išmetė, ar dar ką nors. Ne, tai ne. Ir tiek. CV1 spaudukas liko Sietyno. Tai čia visokių tokių. Gerai, Virginijau, man atrodo, mes kankinam dabar oficialiąją spaudą labai dėmesio stoka, ir kuri nenustoja eiti, pakeitė pavadinimą ir liko iki šiandien. Tai Danieliau, kai kalbėjom telefonu, sakėte, kad atsakingojų sekretoriumi Pergalėje tapote 89 lapkričio 1, jeigu neklystu. Tai kaip atsidūrėte tose pareigose ir mums čia ypač jaunesniems galbūt neaišku, ką turėjo daryti tas atsakingas sekretorius, kokios buvo jūsų funkcijos. Taip, labas vakaras, kadangi pradėsiu ilgai šnekėti ir nuobodžiai, kaip storo ir žurnalų. Ką turiu pasakyti, kad tai buvo labai seniai, prieš 30 beveik 5 metus, ir todėl viską prisiminti gali tik tai dabarties tyrinėtojai, kurie kaip surašys, taip ir bus. O mes tada dirbom, nes buvo darbo vietos, buvo oficialus žurnalas, kaip ir kiti leidiniai, Nemunas, Literatūrmenas, buvo etatai ir darbo vietos literatams, rašytojams. Taip kaip ir dabar šiek tiek yra tų darbo vietų kultūriniai spaudoj. Ir kaip jau buvo paminėta Gasiliūno, kad prasidėjo perestroika Maskvoje, labai lėtai jinai atkeliavo iki Lietuvos, nes ten prasidėjo kokiais 85 metais, o pas mus čia buvo Sąstingis dar ten Songailai vadovaujant. Ir 86-87 Lietuvoje buvo visiškas štilis ir regresas, galima ar kaip pasakyti.
Bet tada dar aš nebuvau toksai smarkiai pagyvenęs. Tai dirbau nuo 88 vasario dirbau Rašytojų sąjungoje prozos konsultantų, buvau išleidęs keletą novelių rinkinių ir buvau, atsimenu, prieš tai dirbau jaunimo gretose, kultūros skyriaus vedėjų. Pakeliau telefono ragelį ir kviečia į Rašytojų sąjungą. Tai aš labai nudžiugau ir atėjau, nes jau buvau nusibodę dirbti šitam jaunimo gretų žurnale. Ir įvykiai taip greit klausys, kad nuo 88 metų, vasario mėnesį, kai aš atėjau į Rašytojų sąjungą, kad tiesiog kas mėnesį vis naujas gyvenimas. Ir jeigu 88 vienaip vasario mėnesį, tai jau birželio mėnesį viskas visai kitaip. Ir Rašytojų sąjunga pati įsijungė mikliai į gyvenimą, į susirinkimai, klube renginiai ir diskusijos ir tenai apie kalbą, apie savarankiškumą, apie viską. Ir atėjo ir Geda dirbti Rašytojų sąjungoje, einam jau į mitingus, atsimenu, ir taip toliau, ir pačioj ten ir slapti susirinkimai Rašytojų sąjungoje. Tai ir šitaip dirbom Rašytojų sąjungoje. O konsultantų čia. Taip. Prozas. Nu, toks etatas buvo. Taip. Kadangi dabar tai reiškia, nėra tokių darbų, o tada buvo etatai, dar nebuvo subirėjai. Jeigu yra etatas, tai tos įstaigos vadovai nelaiko tuščias etatas. Tai taip ir buvo Pergalės redakcijų etatai. Ir kadangi laikai keitėsi, neaišku, kas čia kaip baigsis pagal mano įsivaizdavimą, tai kam ateidavo pensija, tai tie pasitraukdavo. Tai 89 metais sukako Pergalės atsakingam sekretoriui Vytautui Rudokui 60 metų, į pensiją gali išeiti žmogus. Tai Smygliai, netgi jis 28, jau biškai anksčiau, jis išėjo, atsirado laisva vieta, tai jau paskambino man ir pakvietė ateiti į Pergalę. Tai aš Rašytojų sąjungoje padirbęs 1,5 metų, supratau, kad vis dėlto redakcijoj konkretesnis darbas ir įdomesnis man asmeniškai. Tai aš mielai nuėjau į atsakingų sekretorių. O ką atsakingas sekretorius dirba? Tai suka visą mašiną. Tai jeigu jie tenai susirinkę, tik tai pajuokaudavo ir sudėdavo žurnalą, o čia yra etatiniai darbuotojai, kitas nori užuotėjęs į darbą eiti į alaus barą, tai atsakingas sekretorius turi daryti, ką redakcijai būtų kaip darbovietė. Tai tvarka reiškia. Aš čia rimiršęs, bet galiu pasakyti, ką aš radau ir kas tada dirbo ir kokie buvo etatai kūrybinių darbuotojų. Pergalės 89 metais redaktorius buvo Algimantas Baltakis, pavaduotojas Ramūnas Klimas, skyrių redaktoriai Juozas Aputis, Ričardas Gavelis, Gražina Gedienė, Valdemaras Kukulas, Vladas Šimkus ir Feliksas Vaitekūnas. Feliksas Vaitekūnas gal mažiau kas girdėjęs, bet tai jisai labiausiai žinomas kaip Kanovičiaus kūrinių vertėjas, labai geras iš rusų kalbos į lietuvių, nes Kanovičius romanus rašė rusiškai, spausdindavo. Tai todėl aš čia matyti ir sėdžiu, nes čia turėtų sėdėti. O dar korektorė, o dar stilistė, taip. Svarbiausias žmogus. Tai etatų buvo daug. Tai aš noriu pasakyti, todėl čia matyti ir sėdžiu, kad iš čia niekas nebegali ateiti. O turėtų galbūt čia Aputis papasakoti apie tą tikrai, apie tą pereinamąjį laikotarpį. Ir jis daugiausiai, nes jis tapo tuo vyriausiu redaktoriumi. Nesikūpinkite, jeigu jau sėdit, teks papasakoti. Tai šiuo požiūriu Virginijui, kadangi jie jauni ir buvo, kaip sakoma, azartas ir gali čia tik tai Liudvikas, kuris paskui dirbo ir pas mane metuose, reiškia, nėra, o visi jie čia gali pasidalinti prisiminimais ir prikurti visokių legendų apie save. O dėja, su Pergalės visi iškeliavo žmonės. Nu tai... Baltakio dienoraštis likęs. Ar turiu man ką nors pasakoti, ar paklausi ką nors? Tai tas perėjimas vyko ir redaktorių kaita. Baltakis išėjo į pensiją ir atėjo Aputis. Kaip tas perėjimas? Ir kaip jums atrodė Baltakis kaip redaktorius? Kažkiek dar jo matėte, ne? Ir Aputis tada. Kokius 5 mėnesius jis dirbo, nes priėmė mane į darbą Baltakis, jeigu čia apie mane kalbėti, tai
Ir viskas vyko, vėl viskas vyksta žabas. 89 metų ruduo. Ir visi laukia, kas čia toliau bus ir kaip čia viskas vyksta, bet viskas vyksta kaip greitajam traukinį. Ir 90 metų kovo mėnuo, kovo 11, skelbiama nepriklausomybė, visi, reiškia, sulaukė ir tame tarpe ir pergalės žurnalas. Jūs paskelbėt aktą dar pergalės pavadinimo. Taip. Bet turbūt vis dėlto, matai, viską daug ką lemia, kada esi žmogus gimęs, tokios kartos ir kaip tavo biografijai prisikrauna. Ir jeigu kokie nors dabar įvykiai, tai ir dabar kas nors persirašytų. Netgi dabar girdžiu, kad Seimo narių susikė, kad yra ar 20 komunistų partijos narių. Tai taip. Iš kurių tik 2 nurodo, kad anketoje, kad yra. Tai ir tada, reiškia, kodėl Baltakis ir kodėl Aputis? Todėl, kad Baltakis yra gimęs vasario 15 dieną 30. Tai jam 60 metų sukako. Tais laikais 60 metų išeidavo į pensiją. Ir manau, kad turėdavo tas, kad neaišku, kas čia yra, kas čia, kaip čia baigsis. Paskui viskas paaiškėjo. Baltakis pritapo naujaisiais laikais ir visa kita. Bet tik tai sukako 60 metų Baltakis padėjo pareiškimą kovo mėnesį ir jis išėjo į pensiją. Tai šitaip reiškia ir redaktorius pasikeitė. Ir jos galima suprasti, nes vis dėlto buvo, kaip sakoma, prieiliuota visko ir prirašyta. Manau, kad panašiai ir Alfonsas Maldonis irgi užleido savo postą kaip rašytojų sąjungos pirmininkas, jo vietoje atėjo 89, man regis, Martinkus. Bet dar prie Baltakio pasirodo ir Grinkevičiūtės publikacija, ir Škėmos Baltos drobulės ištrauka. Ne, tai aš noriu pasakyti, kad buvo žengta vis dėlto koja kojon su Laiko dvasia. Nes vis dėlto tai yra rašytojų leidinys. Nu, rašytojai yra, nežiūrint visko, tai yra rašytojai. Nes jeigu jisai ten reiškia, bet Laiko dvasia jis turi pagauti. O tuo labiau, kad redakcijų kolektyvas didžiulis. Ir vyriausias redaktorius, tai jisai negali būti, reiškia, Putinas, reiškia, kuris, reiškia, pagal mane. Nu, gal buvo tokie laikai, kai galėjo, bet jau kai aš dirbau, jau negalėjo būti. Nes atsakingas sekretorius tą ir turėjo, kad, reiškia, laiku, reiškia, pravesti posėdžius, kur planuojama, kiekvienas skyrius pateikia paraiškas, ką duosi tą numerį, kuris bus už 2 mėnesių, reiškia, į priekį, už 3 į priekį, nes vienas daromas, kitas siunčiamas į spaustuvę, kitas tik planuojamas. Tai ir kiekvienas skyrius, reiškia, stengiasi vis dėlto tie žmonės, reiškia, kuriuos čia aš paminėjau, nu, tai duoti, kas yra geriausio, kas yra įdomiausio, nes yra, reiškia, ir šitaip šitas žurnalas, jau komplektą jo vartai. Ir šiandien tai manau, kad kaip ir galbūt ir kitų leidinių, bet ypač kokių nors metų žurnalų ten pasiemus, reiškia, to 10-mečių gali į negyvenamą salą išvažiuoti ir su juo turėsi skaityti ir dvasiškai būsi išganytas, ten tiek yra gerų publikacijų ir tokio dvasinio turto. Bet su Apučio atėjimu ar kas nors pasikeičia, atmosfera redakcijoje, koks jis kaip redaktorius jums įsiminė? Nu, su Apučio atėjimu dvasia pasikeitė, nes jį pasidarė aputiška. Kas Aputį yra pažinojęs, kas nepažinojęs, gal sunku suprasti, ką tai reiškia aputiška dvasia. Aputis buvo labai impulsyvus. Tais laikais, reiškia, ne tik Aputis, bet ir visi, netgi dar ir mes, nors jau buvom, reiškia, biški kitokie, daug vartojo alkoholinių gėrimų. Ir tai turėjo įtakos, nes, reiškia, darbas darbo, bet žiūrėk, reikia ten, reiškia, ar Vladas Šimkus, ar Feliks Vaitikūnas, ar Aputis, nu, ir jau padauginę, ką nors, reiškia. O tada, reiškia, saugokis, kad tu, reiškia, nebūtum, reiškia, pakliuvęs į spąstus. Ir čia net kokį, nepaslaptis, nu, Antanas Ramonas grinai šitaip žuvo ir apleido šitą pasaulį. Būtent, reiškia, jau tada buvo metai, bet vyriausias redaktorius dar buvo
Aputis, tai buvo 93 metų ruduo, spalio pabaiga, reiškia. Ar papasakui tai? Jau pradėjo, dabar reiks pabaigti. Aš buvau atsakingas sekretorius, sėdžiu kambarį, pareina Vladas Šimkus ir Antanas Ramonas iš miesto. Jau gerokai įpiešė. O apačioje dirba kavinė, gal tada dar Sokalbio nesivadina. O aš tą dieną, kaip tik buvau atsakingas sekretorius, iš numeris 6 reikia rašyti honorarinį, tame tarpe jo pareigas eina. Ten dar ilgiau užsidarbavau ir jau 6. Jie pareina iš miesto gerokai įpiešė, dar kartais kažką pajokavau tam galutiniam kabinete, kuri dabar yra metų redakcija Rašytojų sąjungoje. Dar kažką ten pajokau su jais, viskas, ir baigiau darbą, išėjau namo, reiškia. O jie nuėjo į tą kavinę. O paskui toj kavinėje dar padauginai ir Antanas Ramonas nelaimingai leidosi laiptais, tais pačiais, kurie ten yra, į tualetą, į apačią. Griuvo ir susitrenkė galvą. Dar jie ten nuėjo į Raudono kryžiaus ligoninę, reiškia, ten Antanas sako, viskas tvarkoj, kur čia mane atvedėt. Parėjo atgal. Redakcijoje, tam mančių kabinetį, kur aš paskui dirbau kaip vyriausias redaktorius, ant sofos praleido tą naktį, bet jau nelabai užmigdamas, nes jau prasidėjo vidinis kraujavimas smegenų. Ir paskui atsidūrė ligoniniai ir viskas. Niekas jau išgelbėti negali, gal dabartiniam sąlygom ir būtų gal ką nors padėjo, bet ir to, jeigu reikėjo už kartą. Ir lapkričio 4, kadangi mano gimtadienis, kaip tik tada, taip sutapo, tą dieną jis buvo palaidotas ir yra palaidotas Antanas Ramonas ne kur kitur, bet Bernardinų kapinėse. Tai čia toks nukrypimas apie tai, kad Apučio dvasia, bet tai čia ne Aputis kaltas. O šitą ar blogai mano atminty užsifiksavę, kad pats pavadinimas Metai yra Antano Ramono pasiūlytas. Ar čia... Tai čia dabar toks... Kaip tas pavadinimas keitėsi? Kur yra išlikęs, nes daug viskas tas rutina darbinė visai ir publikacijos kokios atsirado, kaip ir tu, kad sakai, užsimirš kaip ir man, reiškia. Negalėčiau atgaminti, kaip kokia įdomesnė publikacija būtent atkeliavo iš kokio skyriaus ir kaip. Bet, pavyzdžiui, kai metų žurnalas, 90-ieji, kovo 11, jau nepriklausoma Lietuva. Mes, reiškia, 89-ais, tai aišku, dar niekam neiššovė į galvą keisti pergalę. O 90-ais jau visiems, ne visiems, bet jau kabo. Nors kai kurie vyresnės kartos ir tas pats Algimantas Baltakis ir kiti ten reiškia kolegijos, Pergalė geras žurnalas, geras pavadinimas, tinka visais laikais. Atseit, Viktorija, Pergalė, tai panašiai kaip į Viktoriją. Kad jeigu Latvijai karoks nepakeitė vėliavą, tai reiškia, tai irgi keistoka man net. Nes irgi aišku, kad kokia vėliava, kai įsikūrė. Taip ir čia kokia Pergalė, aišku. Ir aš kaip atsakingas sekretorius jau reiks siūsti pirmą numerį į spaustuvę, o dar mes nieko stumėm gumą ir niekas nevyksta, reiškia, pasišneka ten kas nors, reiškia, pasakė, tai tada jau, reiškia, prisimsiu tuos nuopelnus, kad jau vabank, sakau, tai užėjęs pas vyriausią redaktorių, sakau, kad nėra kur traukti, viskas, jau turime, reiškia, apspręsti, arba keičiam pavadinimą, arba ne, tai tada ir padarėm susirinkimą. Kaip dabar atsimenu, Vladas Šimkus turėjo tokį kepurę, žeminį tokį, nors dar buvo ne žiema, bet jau lapkričio mėnuo, ar turbūt paiga, nes čia sausio numeris į priekį ruošim. Ir tada tam susirinkime iš anksto buvo pasakyta, kad kiekvienas po kelis pasiūlo pavadinimus tokius, kas kokius siūlo. Sumetėm tokius raštelius suvyniotus į tą kepurę. Susirinkom tą kolektyvas, gal dar buvo kažkas ir iš kolegijos nariuotėjai, arba ten, reiškia, jau mūsų tokių jau su bičiulių redakcijos liktai, kad ten daugokai buvo žmonių. Ten pagrindiniam kabinetui. Redakcija tada buvo prospekte, Gedimino prospekte, priešais Vagos leidyklą. Žinau. Dar ne Rašytojų sąjungoje nebuvom sugrįžę. Tai ir tada, traukėm, kas ten dabar traukia, turbūt redaktorius, aš neatsimenu, reiškia, šito dabar. Ir arba paliekam tą, arba jau ne. Ir taip kelis ratus iš to, kas kepurį, kiek ten buvo raštelių, ir taip išsijojom, liko pagrindiniai 3, bet dabar aš nebeatsimenu tų kitų pavadinimų. Bet iš tų likusių jau 3, kurie liko pagrindiniai, tada Metai. Ir vis dėlto prabalsavom, kad Metai bus toks pats
suriša su Donelaičiu, su viskuo, nu čia, žodžiu, talpus. Nes buvo visokių siūlymų, nuo vaizdingų iki tokių paprastų, kaip žodis, arba žodžiai, arba dar kažkokių, nu visokių tokių, reiškia, kas galėtų tikti su literatūra ar kažkas. Zaščitai literatskė. Nu ką? Nu, taip. Tai, nu ir o kai išrinkom jau ir nubalsavom, kad metai, tada jau ir kas kino šitas raštelis buvo, ką kino čia. Ir tada taip, tai buvo Antano Ramono, jis buvo užrašęs pasiūlymą, kad būtų metai. Tai va šitas jau yra išviešinta, ne kartą, šitai užfiksuota jau ir šitas jam galiu. O pakeitus pavadinimą jau vis tiek pasikeičia nepriklausoma Lietuva ir kiek jūs reflektavote, ar jūs esate žurnalo Pergalė tąsa labiau, ar jau kaip ir naujas leidinys, ar kažkokios diskusijos viduje vyko redakcijoje, kaip čia? Aš tai neprisimenu jokių tokių ideologinių, kaip sakoma, susirinkimų, kaip kokiais įsivaizduojant komunistiniais laikais, kad būtų, kad reiškia dabar čia, reiškia, va toks bus ir taip toliau, reiškia. Tokių aš dalykų neprisimenu ir viskas vyko taip, kaip 89-ais viskas judėjo, kaip judėjo 90-ais, su kiekvienu numeriu, jeigu čia sektum, reiškia, kokius publikacijos, tremtinių, ypač, reiškia, lietuvių rašytojų praktiškai nėra, bet yra tai, kas emigrantų rašytojų publikacijos, kas buvo Lietuvoje nežinoma, tai nespausdinama. Ir tuos visos publicistinis arba filosofinis ten irgi visos iš emigracijos, visą tai, kas Lietuvoje negalėjo pasirodyti, tai 89-ais, 90-ais, tai ir 91-ais toliau jo pavadinimu. Aš turiu čia atsinešęs. Čia yra, mačiau, tenai toj parodėlį antras numeris, o pats pirmasis numeris taip atrodė 91 sausis, kuris jau ir su nauju pavadinimu. Ir čia yra Antano Ramono Balti praėjusių vasaros debesis, Lao Tze kiniečių vertimus, Koskevičiūtė pasipriešinimo fenomenas Putin lyrikoje, Vaclovas Aliulis vieno žasiaganių istorijų, Vaclovas Aliulis tai čia, tai žinomas, tais kunigas, ir iš tremtinių Antanas Černeckas Kapsiebar. Tai čia, nu, ką anonsuoju, kaip ir dabar metų žurnalas, aišku, turinys yra daugiau visko ir nieko negalėčiau pasakyti, kad čia yra, reiškia, kažkaip, reiškia, jau nauji ideologai atėjo koks nors, reiškia, Seimo pirmininkas ir dabar jūs čia prižiūrėsiu ir leis. Ne, jokiais būdais. Atėjo laisvė ir demokratija ir mes naudojamės. Dar vienas dalykas, kad atsirado dar leidinių ir tiesiog redakcijos žvejojo žmonės, kad būtent jiem duotų, jiem rašytų, nes, taip sakant, kažkokio, tada visi drąsūs ir visi norėjo kuo geresnių tekstų. Tai, Šiaurės Atėnai 90. Taip, radosi nauji leidiniai. Nu, bet mums buvo geresnė situacija, nes vis dėlto buvo mokami honorarai, reikia pripažinti. Visą laiką, net pačiais sunkimečių tenai, o tai buvo aktualu. Vis nupirkt. Ir todėl, reiškia, pritraukti Kam laimingiam pinigai? Tas stipriuosius autorius, rašytojus, tai nebuvo sudėtinga, nes kažkur rašytojams reikia skelbti. Ir statusą išsaugojo vis. O tie, kurie jau buvo atsivalgę riebiai iki tų 89 metų ir 90-ųjų nepriklausomybės, kaip paties paminėtas čia Alfonsas Bieliauskas ir taip toliau. Jie jau nebesiuntė, ar jūs tiesiog nespausdinote? Jau niekas nešnekino ir jie jau susigėdė, niekas neatsimena, kad būtų kas nors siūlė ir būtų mums reikėjo, kaip Gavelio apsakymą, nutilėti, kad negavom ir nekreip dėmesį. Buvo gal ten kas nors panašaus. Ypač jau paskui, kai jau praėjo nemažai laiko, jau kai metai ėjo, tai taip, atsirasdavo, kad ten siūlau. Bet tai nurašydavai, kad silpnesnius ten kokius eilėraščius, ten jakštą ar dar ką nors ir panašiai, reiškia. Bet kai kas būdavo ir išspausdinama, nebuvo, reiškia, represijų. Nes rašytojų sąjunga 89-ais neeilinį suvažiavimą padarė, kur atsiskyrė nuo TSRS
Nu tai ir rašytojų sąjunga neišmetė kokius nors rašytojus komunistus, reiškia, ar kokius nors, kurie prileido kokiu nors netinkamų kūrinių, ar dar ką nors pasielgė kaip nors. Nu, kas susigėdo, nutiko patys, kas, reiškia, kaip nors, reiškia. Ir tarp kitko, šitam 91 metų įžanginiam žodį, kur čia yra Apučio parašytas metai smėlių laikrodyje. Čia yra vaizdingai prirašyta daugiau, bet va štai jis pabaigoje tokį kaip ir formuluoja. Metai žurnalas, kuriame rasime sienojų iš pergalės. Skliausteliuose leistos nuo 42 metų iš pradžių kaip laikraščių priedas, paskiau almanachas, o po karo jau kaip literatūros žurnalas. Paskutinis 540 numeris išėjo 90 metų gruodžio mėnesį, skliausteliai užsidaro. Tai metai, tai juos iš tamsiųjų socialistinės šviesos miškų nenusikalsdami sąžiniai sutampė nemažą raštų žmonių, visat žinojusių savo tėvynės žmonių viltis. Ai, tuos senojus, taip išvadinti, tuos sutampė. Čia bus ir žinoju savo tėvynės žmonių viltis. Čia bus tikėjimo ir meilės rastų. Bus, čia metuose atseit, bus medžių, kuriuos 100 000 lietuvių sukirtų Sibiro miškų speigynėse. Čia nebus senojų, kuriuos atvilko svetima jėga, užveisi tiesą ir žmoniškumą ėdančių kinivarpų. Nu, čia vaizdingai kalba, vos ne zopiniškais išsireiškimais Juozas Aputis, bet suprasti galima, kad reiškia, kad yra nauja viskas, dvasia viską, bet vis dėlto rašytojai, reiškia, nu, kad rašytojai yra, aš taip suprantu. O jūs kada jau tampat vyredaktorium? 94. O tai, 93 buvo dramatiški įvykiai pabaigoje su Ramonu ir jo laidotuvėmis. Ir po naujų metų Aputis pareiškė, kad nebus vyriausias redaktorius. Praėjus nemažai laiko aš jo net tenai redakcijoje, kai jau irgi kaip tik Juozas buvo atvažiavęs iš savo Zervyno, jis su buteliu ten sėdėjom kabinete ir kažkaip jau prieš naujus metus gal net. Tai aš jau tiesiai klausiu, sakau, kodėl tu, sakau, išėjai iš to vyriausio redaktoriaus, tiek neilgai redaktoriavęs. Sakau, gal jau tai ką, tai kad čia Ramonas prie tavęs žuvo. Aš sakau, kad ne, sako, ne dėl to. Tai va, tai žodžiu, jis apsisprendė ir išėjo į laisvus rašytojus, bet paprašė manęs, kad pasiliktų redakcijoje, kad nereikėtų čia rūpintis, nes pasikeitė laikai ir reikėjo visko pradėti rūpintis. Jeigu aš atėjau atsakingu sekretorium, tai jau tais, kad tapau redaktorium, tai dar buvau pavaduotojas. Bet paskui, kai ir pavaduotojas išėjo, tai aš buvau ir redaktorius, ir pavaduotojas, ir atsakingas sekretorius, nes šitaip redaktorius. 3 atlyginimai. O atlyginimai buvo susitraukti simboliniai, kultūriniai spaudoj, tai kas dirbo, tais laikais žino. Ir dabar, bet dabar galbūt kaip nors į kitą vidurkį dasitraukė jie, o tada tai buvo visai liūdna. Tai mažėjo ir tiražai, ir etatų skaičius gana greitai turbūt sumažėjo. Etatų nebeliko kaip tokie etatai. Kaip norėjai, taip ir verskis. Tai reiškia, su taryba valdžia etatai dingo. Čia kas metai rašai projektą, kad gautum lėšų ir tada, reiškia, iš jų gyveni. Tai jeigu nori tenai prisijimti, kad bus tau ir pavaduotojas, tai tu galėsi reiškia, bet jeigu nėra pinigų, tai kas iš redakcijos išėjo, tai išėjo paskui, reiškia, ir kas išėjo į kitą pasaulį, kas, reiškia, kur nors tai nieko į tą vietą nepriimdavo, Vaitikūnas ar kas nors išeidavo, tenai Vladas Šimkus, į pensiją, reiškia, tenai, nes prie Vladas Šimkus dirb dar ir metus, ir su kartu dar iškibu. Tai šitai buvo su redakcijom. Paskutinis atsakingasis sekretorius. Kaip Virginijus juokavo prieš pokalbį, paskutinis inteligentas, cituodamas knygos, ne pavadinimą, paantraštę.
Tai čia nėra visą tai taip svarbu turbūt. Esmė yra, kad reiškia, kad rašytojai išlaikė savo leidinį. Bet nebuvo svarstymų, kad gal nutraukėm ir leisim kažką kitą, tokių minčių, bent jau redakcijoje, turiu galvoje, jūsų buvimo metu. Nu, kartais jau paskui, kai aš jau per ilgai dirbau, nes vyriausias redaktorius aš prabuvau 22 metus, nuo 94 vasario iki 2015. Tai atsimenu, jau ten atėjęs kažką ten įvėl, ten ruduo artėja, vėl ten reikia tos pseudo projektais, ten vėl, kad tai išvarti kažkokius pinigus, ten Ramūnas Klimas tada dar buvo pavaduotojas, todėl yra įstrigę. Ai, ten kažkas. Tai Ramūnas sako, šiltai sėdi ir nečiršk. Nu, ta prasme, kad turi darbo vietą, dar iš vis, jeigu kokie ten 98 metai, kai yra dar pirmas tas dešimtmetis nepriklausomybės, kai rašytojams, literatams, nu, ne piragai, čia visur buvo ir nežinau, kaip čia dabar yra, bet visais laikais turi pristaikyti, jaunimas prisitaiko kitaip ir galbūt, reiškia, net ir būdami literatais, šiam pasaulyje nepražūstas. Čia Saulius gali apie tai papasakoti, kaip dabar laikosi. O tada Ramūnas Klimas, reiškia, nu ką irgi, nu tai dirbi redakcijoje, kad ir už mažą algelį, tai dar viskas ir leidi tą leidinį. Nežinai, kaip kitais metais bus, bet leidi. O turinį, tai, kadangi čia šiandien pokalbis turėtų būti labai apie turinį, tai jeigu tas periodas, tai buvo tiek, kiek rašytojai, lietuvių rašytojai pajėgė prisidėti prie tos pasikeitimo ir prie komunistinio režimo įveikimo, tai tiek tas žurnalas ir atspindi. Jo, aš čia turiu visus turinius susirašęs, bet nežinau, ar prasmė yra dabar diskutuoti, jo labiau, kad jau moderatorius turėtų jausti laiko spaudimą, reikėtų atidaryti parodą, o mes dar šnekam, bet aš turiu vis tiek paklausti, gal kas iš auditorijos norėtų dar kokį klausimą įterpti, ar pastebėjimą, ar pasidalinti kažkokią savo patirtimį iš to laiko, nežinau. 89 tiražas buvo 30 000, 91 25 dar buvo. O paskui, žinoma, taip, kaip ir visa kultūrinė spauda, susitraukė į dabar metų redakcijos. Ir aš, kai jau dirbau, iki 1000 susitraukė, kad tiek išleidžia, bet manau, kad... Ne, nu tai dar čia tiražas, kiek gauni popieriaus. Čia dar prasidėjo popieriaus didžiausias badas, kadangi aš dirbau Vagos leidykloj, tai čia vos ne muštinės, ar popierius knygom, ar popierius žurnalam, ar popierius laikraščiam. Žodžiu, mes visą popierių suvartodavom, leisdami metus ir pergalės. Ne. Taip, visi vartojo, kaldami po 50 000 tiražus tais laikais. Čia toks gal dirbtinis klausimas pabaigai, bet kiek setiniečiams, kiek jūs sekėt pergalės metų publikacijas, gal kažkas dubliavosi, Grinkevičiūtės dubliavosi iš dalies, tada gal Zalatoriaus lik vienas esė buvo, ar tas pas ar panašus, negalėjo būti? Sekėm, kaip pergalė filologui privalu skaityti, kaip ir literatūrą ir meną. Kaip mokyklinė programa? Ne, lygiai taip pat kaip visus paskui prasidėjusius kitus. Aš iki šiol dar šitą skaitau. Nu, yra, paminėjai Zalatorių, tai jau įspūdingų yra tekstų per šitą Zalatoriaus. Ne, tai ar Gedos yra Pučio prozos fragmentas. Skruzdėlynas Prūsijai buvo ir ten paskelbta, ir pas jūs buvo, ar ne? Ištrauka Skruzdėlyno Prūsijai. Taip. Ir mes. Taip. Buvo tų publikacijų, kurios... Tai sakau, su proza šitą prastai buvo. Per ilgai kankinam žmonės. Tai nežinau, ar dar kažkas gal nebent pribrandino klausimą. Vis tiek čia visko neprisiminsi, neiškalbėsi. Tai dėkoju abiems pašnekovams, Virginijui Gasliūnui ir Danieliui Mušinskui.